Yra objektų, kur tiesiog gera atvažiuoti, pasižiūrėti, kaip atrodo jau beveik pabaigti darbai. Vaizdas džiugina. Draustinio gatvė netoli Žaliųjų ežerų. 2 namai pastatyti pardavimui. Dar 2 mažesni namai ir 2 didesni gaunami statybos leidimai, va ten už nugaros šalia esančiuose sklypuose. O dar 2 jau iš anksčiau padaryti projektai. O dabar apeisim, pasižiūrėsim namus, kur jau vykdoma vidaus apdaila, kur šiuo metu daromi gerbūvio darbai, terasos, jau realiai tokie paskutiniai štrichai šitų namų. Apeikim trumpam. Dar truputį apie namų išorę. Sudėtos jau trinkelės, pastatyti tvoros stulpai. Darbai vyksta, dar visokių daiktų, prietaisų. Va tokias stoginės. Vienam namui vienas automobilis, kitam namui irgi kitas automobilis prie stogo. 2 sandėliukai. Sandėliukose ten dailos nebus, o namuose bus. Taip, pasižiūrėsim. Nu va, namo vidus, užeini ir iš karto matai erdvę svetainę. Sienos jau išdažytos, paruoštos angos šviestuvams, vėdinimo, laiptai. Na ir aišku, terasa šiuo metu statoma. Vaizdas pro langą, visai neblogas. Einame į 2 aukštą. Šaldymo įrenginys. Visi darbai irgi vyksta. Šiuo metu klijuojamos plytelės. Nu ką aš galiu pasakyti. Smagu matyti tokį progresą. Iki kitų susimatymų.